Labas vakaras, Hebrytė. Taigi, kaip ir Discordiškų minėjau, šį trečiadienį pasidalinsiu video, tad taip mes ir planuojam. Pakalbėsime apie Fair Value Gap, kas iš tikrųjų yra labai svarbu, nes į jį būna daug grįžimų, nuo jo būna daug atšokimų ir iš tikrųjų daug galima surasti strategijų, kur naudojamas būtent Fair Value Gapas. Prisiminsime, kaip apskaičiuoti procentinę vertę, nes bus gyvų pavyzdžių, kaip atlikinėti treidus, šiokios tokios strategijos, iš tikrųjų su Fair Value Gapu galima daug rasti strategijų. Ir, kaip sakiau, Discord'e. Trečiadienį pasidalinsiu kodu, kurį įsimušiau iš mūsų pirmosios įmonės, tai yra Fundic Traderių. Tad dar nerodysiu, kaip matote, čia užtušuotas kodas, tačiau pasakysiu taip, kodas duoda 2 už 1 kainą. Tai realiai 50% nuolaida, tik dar prie to, jeigu kodas veikia, pamatysite 10% off, tai iš tikrųjų tiesiog pasakiškas pasiūlymas. Aišku, pasiūlymas tik tai nuo 25 štukų challenge ir viršų. Tai, parodysiu. Fair Value Gapas yra gapas, kuriame kaina negrįžo. Kažkaip sunkiai lietuvių kalba verčiasi, bet dabar taip, pažiūrėkite, mūsų esmė yra kokia. Mūsų esmė yra ieškoti 3 candle'ų su stipriu pušinimu. Į apačią arba 3 candle'ų su stipriu pušinimu į viršų. Čia tik tai tas, kad spalvos kitaip uždėtos. Nepykit. Bet esmė tame. Čia mūsų grafikas eina į apačią, šitoj vietoj mūsų grafikas eina į viršų. Fair Value Gapas kaitosi tuomet, kai viršutinio ir apatinio candle'o, tai yra 3 candle'ai, Fair Value Gapas susidaro antrame. Ir jisai susidaro taip, nuo pirmojo candle'o apatinio viko, pačios apačios, tai reiškia lowest kaina, iki 3 candle'o high'us. Tai būtų šitoje vietoje. Ir kaip matote, šitas mūsų Fair Value Gapas atrodytų maždaug šitaip. Supratot? Tikiuosi. Tai dabar lygiai tas pats yra ir su kilimu. Jeigu mūsų grafikas kyla, turime 3 candle'us, turime viršutinį viką, pirmojo candle'o ir 3 candle'o apatinį. Lygiai taip pat mūsų Fair Value Gapas nuo to piešės. Viskas labai paprasta, iki dabar tikiuosi supratote. 3 candle'ai, dažniausiai antras candle'as yra stiprus pušinimas. Tai Fair Value Gapai būna dideli, ganėtinai. Tai dabar Fair Value Gapas ne visada veikia iš tikrųjų ir ne visada jį atrasi. Nes bus tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, vikai bus va tokioj va situacijai, kaip matote va pavyzdžiui. Ir kad matyti vaizdą konkrečiau, tai mūsų pirmasis candle'as pati pačia lowest kaina yra šitoje vietoje, o mūsų paskutinio candle'o pats viršus yra būtent šitoje vietoje. Tai žinokit, jeigu matote tokią situaciją, šitoje vietoje mes neturime jokio Fair Value Gapo. Nėra jokio Fair Value Gapo, iš tikrųjų eisim prie pavyzdžių, parodysiu. Lygiai tas pats iš tikrųjų yra ir su kilimu. Jeigu turime persikryžimą pirmo ir paskutinio candle'o vikų, ta prasme aukščiausius ir žemiausių kainų, kaip matote šitoje vietoje, čia aukščiausia, čia žemiausia paskutinio candle'o, tai šitoje vietoje nėra Fair Value Gapas ir šita zona mums nereikalinga. Mes ieškome grinai Fair Value Gapų, kad galėtume įeiti į vienokias ar kitokias pozicijas. Tai dabar taip lengvai tariant, Fair Value Gapai iš tikrųjų gali būti kaip retestai naudojami, arba gali būti naudojami kaip supporto resistance lygiai iš tikrųjų. Tikrai pamatysi tokių situacijų, jeigu gaudysite Fair Value Gapus, tikrai jos pamatysite. Taigi dabar, pavyzdžiui, Fair Value Gapas. Paskutiniai 3 candle'ai, matote, pirmasis candle'as, antrasis candle'as, stiprus pušinimas į viršų ir 3 candle'as. Mūsų Fair Value Gapo taisyklės kylant į viršų yra kokios. Pirmojo candle'o viko viršus, tai būtų šitoje vietoje, ir paskutinio candle'o apatinis vikas. The lowest price. Ir mes ties šitą vietą galime nusipiešti mūsų Fair Value Gap. Viskas labai paprasta. Ir mes dabar ko laukiame? Laukiame, kaip rinkai tai reaguos. Galime pasižiūrėti. Vienas candle'as, nieko neduoda. Antrasis candle'as vėlgi nieko neduoda. 3 candle'as. 4 candle'as. Grįžo iki pat apačios, sutestavo mūsų Fair Value Gapą ir pradėjo pušinti viršų.
šitoje vietoje jau galėtume mes ieškoti vienokios ar kitokios įėjimo pozicijos. Aš šitoje vietoje ką daryčiau, tai iš tikrųjų sulaukčiau. Ar kendalas respektina mūsų fair value gapą, jisai, kaip matote, čia sugrįžo ir nuo jo prasidėjo pušinimas viršų. Šitoje vietoje aš įeičiau į trade ir savo stop lossą nusistatyčiau arba žemiau mūsų fair value gapą, arba jau grinai ties mūsų swing low. Jeigu nusistatų ties swing low, reiškia, duoti daugiau erdvės kvepuoti savo trade'ui ir galite įeiti į trade'us iš tikrųjų naudojantis, tarkime, 1:2 risk reward. Pilnai pakanka, tačiau ne taip rizikinga, nes jeigu susiaurinate savo selą jau šitoje vietoje, aišku, risk rewardas, kaip matote, 3,7, žvėriškai daug ir jeigu vėl nebus retestacijų mūsų fair value gapą, mes galime ieškoti gerų pozicijų įeiti į trade'us. Tai dabar, tarkime, grįžtame prie seno, Ken 5 mūsų SL'as. Tai naudojame tokį kaip Forexo Position Size Calculator. Kaip ir sakiau, risk managementas yra labai svarbi dalis ir jį pamatysite mano video labai dažnai, jis iš tikrųjų labai svarbu valdyti riziką, ypatingai norint praeiti challenge'us, kur, kaip ir sakiau, 2 už 1 kaina bus, tai žinokit, kalėdos anksčiau laiko. Taigi dabar turėjome GBP USD porą. GBP USD porą currency USD, jeigu treidinat per prop firmas. Balansas, tarkime, dirbate su 50 000 balansu, rizikuojate 1% ir mūsų stop lossas buvo 45 lotai. Spaudžiame calculate ir turime 1,11 loto dydį. Tai reiškia, jei įeiname mes į trade'ą šitoje vietoje, nusistatome mūsų SL'ą ir trade'as nueina prieš mus, hitindamas mūsų SL'ą šitoje vietoje, mes netenkame lygiai 1%, kas būtų 500 baksų. Plius minus iš tikrųjų, nes būna šuoliai, dar, pamatysit, susidursit. Jeigu trade'as sueina, tai kaip matote, mūsų risk rewardas 1:2, šitoje vietoje mes uždirbtume 1000 baksų. Reiškia 2% pliuso, kas jau yra visai geras žingsnis į priekį. Tai dabar galim net pasižiūrėti, kaip mūsų fair value gapas čia sujudėtų. Ir kaip matote, būtent šitoje vietoje hitintų mūsų take profito lygį. Bet dėl to ir sakau, fair value gap iš tikrųjų jie patys yra geri. Juos suvokiant, piešiant juos ir žiūrint, galima uždirbti dolerį. Vėlgi dabar galime pasižiūrėti toliau. Turime kilimą, vėl ieškome mūsų fair value gapą. Tarkime šitoje vietoje. Pirmas skandalas, antras skandalas, trečias skandalas. Turime pirmojo skandalo viršų ir trečio skandalo apačią su mūsų vykais. Nusistatome, pasižiūrime, ar kažkas šitoje situacijoje įvyks. Galime eiti toliau, kaip mūsų, stiprus pušinimas į apačią, tačiau dar netestuoja mūsų fair value gap. Sekantis skandalas. Ir stiprus pušinimas. Kaip matote, vėl respektina mūsų fair value gapą. Ir iš tikrųjų, jeigu pastebėjote iš teorijos anksčiau, čia būtų formuojami high highs ir high lows. Kaip ir sakiau, labai geros naujienos iš funding tradingo. Siunčia visiems lietuviams linkėjimus ir su kodu DOUBLE-LT duoda 2 už 1 kainą. Ta prasme, perki 100 štukų, pavyzdžiui, akauntą, tokį patį gausi antrą. Tai labai paprasta. Plius pamatysit, įsivesite kodą DOUBLE-LT. Jeigu kodas veikia, jisai jums duos dar 10% off. Tai pasigalvokit. Ir iš tikrųjų, jeigu nėra laiko limitų, jūs galite nusipirkti 3, dar gausite 3 ir vieną po kito po truputį bandyti praeiti. Jums nereikia jų iš karto, nes nėra laiko limitų. Tai sakyčiau, dylas, tai reikia jau naudotis, nes ne kiekvieną dieną. Tai čia sakyčiau tokia ankstesnė kalėdinė dovana iš jų ir išpešiau iš jų. Stengiaus, tikiuosi patiks, tikiuosi praeisite challenge'us ir vėlgi, jeigu nepasiseks, tai jau, sakykime, nemokama, turėsite dar vieną bandymą ir, tikrai tos challenge'us galima praeiti. Jeigu sunkiau sekasi, vėlgi prisijungiam į premium grupę, kol kas dar tos pačios kainos, tas pats kavos puodelis per dieną ir tikrai rekomenduoju, kad ir gruodis bus žvėriškai sudėtingas, o jis tikrai bus, bandysiu iš jo išpešti kuo daugiau.
Tad lauksiu visų. Ir vėlgi šitoje vietoje galima įeiti į treidą. Nusistatote savo selą, tarkime va. Ties savo swing low-ui, va šitoje vietoje, jeigu jau mūsų fair value gapas būtų nebenaudingas, ta prasme, jisai nebegaliotų ir grafikas nueitų į apačią, mes turime selą 26 pipus. Tai dabar vėl nueiname į mūsų kalkuliatorių, parašome 26 pipai, GBP/USD pora, accounto sizas 1%, spaudžiame calculate ir turime 1,92 lotų. Tai dabar, jeigu grafikas nueina prieš mus, tai yra ir kerta mūsų selą, mes šitoje vietoje netenkame 1%, nes apsiskaičiavome savo tinkamą loto dydį. Jeigu mūsų treidas sueina, tarkime vėl galime 1:2 ir į skreboardą uždėti ir grafikas nueina pagal tai, mes vėl uždirbame 2%, kas yra labai gerai. Dabar pažiūrime, kaip mūsų šitą fair value gapą palaiko arba nepalaiko GBP/USD grafikas. Kaip matote, vieną dar kartą, antrą kartą buvo tų retestacijų, kuomet yra respektinamas mūsų fair value gapas. Kaip matote, vėlgi, šitoje vietoje hitino mūsų take profito lygį. Vėl 2% būtų pliusą. Tai dabar galite tų fair value gapų ieškoti, žiūrėti, ką respektina, ko nerespektina, nes taip tikrai bus. Dabar vėlgi, tarkime, pasižiūrime, šitą ištrinam, nereikia. Vėlgi, turime stiprų pušinimą šitoje vietoje. Turime pirmą candlą, antrą candlą ir trečią candlą. Ir šitoje vietoje matote, kad mūsų vikai persikrosina. Reiškia, čia mes jau nebeturime mūsų fair value gapo, kuris galėtų rodytis kaip supporto, resistance zona. Iš tikrųjų, pamatysit, bus ir breakoutų, tuoj paieškosiu pavyzdžių, parodysiu. Bus visko, bet fair value gapas, toks kaip iš teorijos, jis yra labai patogus. Ir dabar, kaip pavyzdžiui, į shortą mūsų fair value gapas, turime pirmą candle, antrą, trečią, nuo apatinio iki paskutinio trečiojo viršutinio. Nusipešėme ir mes dabar laukiame, kol mūsų fair value gapas bus protestuotas. Ar jis bus protestuotas? Dabar žiūrime, buvo testavimas, bet kaina grinai ties mūsų fair value gapo ribos. Tai iš tikrųjų aš net nežinau, ar aš eičiau šitą treidą, laukčiau, ką duos mums kitas skandalas. Sekantis skandalas turėjo labai stiprų pušinimą į viršų ir iš tikrųjų, kas man jau nebepatiktų jo. Čia mūsų fair value gapas buvo breikintas. Jau čia dabar reikėtų ieškoti kitokių opcijų, žiūrėti, kaip jį reaguos, tačiau vėlgi žiūrime, kas būtų. Kaip matote, vėl testuojamas mūsų tas fair value gapas, tačiau vėl viršijamas jisai virš savo ribos, kas yra tikrai labai negerai ir aš nuo čia atsitraukčiau, nes tikrai nežinau, ką daryti. Sekantis skandalas vėl, kaip matote, kainos vaikšto toje pačioje vietoje, todėl šito aš kaip fair value gapo neskaityčiau, bet žiūrime toliau. Ir šitoje vietoje būtų pušinimas virš. Dabar aš laukčiau, kol kaina, tai va, nueitų truputuką į viršų, pradėtų leistis į apačią, retestuotų mūsų fair value gapą ir jau šitoje vietoje mūsų fair value gapas patampa supporto zona. Ir jeigu jisai pradės pušinti į viršų, aš šitoje vietoje čia nusistatęs savo SL-ą, čia nusistatęs tik profito lygius, aišku, bus gražiau ir nusistato tikrai geriau atrodo, įeičiau aš į long poziciją, bet vėlgi reikia žiūrėti, kaip grafikas reaguoja į tai. Vėl, kaip matote, toks nei šis, nei tas į viršų pušinimas, į apačią pušinimas, formuodamas link mums shooting starą. Tai vienas iš candle patternų, kuriuos, sakyčiau, turėtumėte žinoti, jie kartais padeda. Tai dabar šitoje vietoje aš tikrai neįsivaizduoju, ką daryti, nes lyg ir mūsų fair value gapas yra, tačiau, kaip sakiau, aš laukiu stipresnio pušinimo į viršų. Tada laukčiau į apačią kryptį. Bet žiūrim kitą candle ir šitoje vietoje mes turime stiprų pušinimą į apačią. Vat nuo šitos vietos aš galbūt įeičiau į shorto poziciją, bet vėlgi reikia žiūrėti pagal savo rizikos toleranciją. Nusistatote savo selą ant swing high'aus,
čia būtų 35 pipai mūsų SL. Nusistatome, tarkime, tik profito lygius, 1 vėl prie 2. Ir einame pasiskaičiuoti, kiek mums čia reikia įdėti į rinką, kiek lotų dėsime, kad jeigu mūsų grafikas nueis link SL, mes netektume 1%. Taigi turime SL 35 pipus, nueiname čia, 35, tada calculate, 1,43 lotų. Reiškia, tiek įdedame, pasiekia mūsų SL, netenkame 1% nuo 50 000. Tai dabar galim netgi pasižiūrėti, kaip grafikas suvaikščiotų. Vėlgi, šitoje vietoje būtų galimas naujas fair value gapas. Ar ne taip? Sakau, tų fair value gapus tikrai galite rasti. Vėl galime pasižiūrėti, kaip vaikščiai. Sprendžiasi kaina, važiuoja viršų, važiuoja apačią. Papa. Ir šitoje vietoje, dėja, bet treidas nepasitvirtintų. Kaip ir iš tikrųjų, taip yra. Kai kurie treidai nepasitvirtina, kai kurie pasitvirtina. Fair value gapas iš tikrųjų pats iš savęs yra neblogas, tik tai reikia juo normaliai naudotis. Ir reikia daug praktikos. Taigi, ačiū chebryte, kad žiūrėjote. Tikiuosi susidarėte bendrą vaizdą, kas yra fair value gapas. Čia toks lengvas introductionas apie mūsų ateinančias temas, nes iš tikrųjų artėja kalėdos, artėja daug bank holidays. Tai nežinau, ar aš testuosiu strategijas, nes, kaip sakiau, rinka labai trenkta. Tikrai. Normalių treidų atlikinėsiu, todėl į premiumus joinam. Į kodų pasidalinau. 2 už 1 kainą. Hebra, aфиgeną kodą įsimušiau. Tad naudojamės, kol yra galimybė. Nes nežinau, ar jie man dar tiek leis laviruoti ir suteikti tokius kodus būtent lietuvių auditorijai. Nes, kaip pastebėjote, double LT. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu nesupratote, žiūrite dar kartą. Jeigu supratote, einat praktikuotis ant demo versijos, kas turi TradingView'ą. Su replėjumi atsisukate, piešitės, dėliojatės, pasižiūrite, kaip rinka reaguoja, kaip sakiau, supporto linijos kartais gali būti. Bet vėlgi reikia atšokimo, grįžimo, retesto ir tada galima eiti tradą. Resistance lygiai taip pat. Kritimas, atšokimas, patestuoja ir į apačią. Reikia dėliotis, reikia bandyti ir, kaip sakiau, praktika daro savo. Nes jeigu jūs norite uždirbti tikrus pinigus, ne per demo, jums reikia praktikuotis. Praktikuosite su demo, nebus emocijų, nevystysite savo psichologijos ir tai bus negerai. Pralošit pinigų. Pralošit, nes tikrai šoksite emocijų, psichologiškai bus sunku, tačiau taip jūs dėliojatės, tas tokius briketus, kaip čia pasakyti. Ir statote savo namą grinai aplink Forexą ir iš tikrųjų pasakysiu taip, užtruks laiko, bet padarysi. Kas premiumuose gal truputį greičiau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi naudinga informacija ir susimatysime visi Discord'e. Jei turite pastebėjimų, parašo, lauksiu. Čiau.